Namuose oras grynas tarsi kalnuose. Kai naudoji Panasonic oro kondicionierius su unikalia Nano X technologija. Yra sakoma, jog vieni yra betono vaikai, kiti yra miško ir gamtos vaikai. Aš save galėčiau priskirti prie gamtos ir miško, nors aišku, čia viskas atėjo su amžiumi ir su amžiumi pradėjau vertinti gamtą. Labai įdomi specialybė – miškininkai. Šiandieną mes pabandysime sugriauti mitą. Nejaugi miškininkas tik yra tas žmogus, kuris ateina į mišką, nusikerta medį ir jį parduoda. Kokia iš tikrųjų ta tiesa? Ar žinojote, kad miškininko profesija atsirado todėl, kad žmonės beveik išnaikino miškus? Prieš kelis šimtus metų Europoje mediena buvo svarbiausia žaliava. Iš jo statė namus, laivus, gamino įrankius ir kūreno krosnis. Miškai buvo kertami taip sparčiai, kad 18 amžiuje kai kur jų pradėjo tiesiog trūkti. Tuomet Vokietijoje gimė nauja idėja. Mišką reikia ne tik kirsti, bet ir auginti. Taip atsirado pirmieji profesionalūs miškininkai. Lietuvoje miškų sergėtojai buvo žinomi dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais. Jų pareiga buvo saugoti valdovo miškus nuo neteisėtų kirtimų ir brakonierių. Taigi miškininko profesija gimė iš paprastos, bet svarbios pamokos. Jei mišku nesirūpinsi, vieną dieną jo gali tiesiog nebelikti. Pristatome mito herojų. Esu Tomas Glavinskas, dirbu Dzūkijos medienoje, direktoriaus pavaduotoju. Jūs atvažiuojate į mišką, surenkat... Grybus. Gal ne grybus, nupjaunat medį, įsidedat ir išsivežat. Reikalai prasideda dar netvažiavus į mišką. O ką? O ką reikia daryti? Jeigu kalbėsim apie savo nuosavybę valdomą mišką, tai viskas prasideda nuo miško inventorizavimo. Reiškia, atvyksti į mišką, apžiūri taksacinius sklypus, pažiūri, kokios tikslingos ūkinės priemonės yra taikyti. Tada prasideda projektavimo darbai. Surinkus projektą, projektas keliauja į miškų tarnybą. Miškų tarnyba turi jį patikrinti, ar viskas teisingai inventorizuota ir patvirtinti. Tada projektas keliauja į Miškotvarkos institutą. Kiek čia reikalų? Institutas turi suderinti. Tai užtrunka kartais mėnesį, kartais 2, kartais pusę metų. Tai nėra taip, kad, tau atrodo reikia ir jau tu taip galėjai ir padaryti. Taip, jeigu reikia iškirsti, sutvarkyti mišką, tai jei sutvarkiai, iškirtai ir išėjai. Tai daug dokumentacijos yra. Ir tik projektui patvirtinus gali miškininkas važiuoti į mišką, numatytas biržės atrėžti, tada per ALI sistemą sudėti, gauti leidimą, tada gavus leidimą, tai gali organizuotis darbą miške. Žiūrim gamtinės sąlygas, reiškia, ar neprilyta, ar nešlapia, kelių būklę, tada vadybininkas susiderina sandėliavimo vietą, miško išvežimo vietą, surandamas rangovas, ar tai medkirties operatorium, ar pjūklininkai, tie, kur rankom dirba. Aprodoma, jei visi sprendimai iš visų dedamųjų yra, sako, taip galima dabar, apribojimai neleidžia tuo laiku dėl paukščių perėjimo. Dirbam, tada darbas prasideda. Kadangi miškininkas šiandieną rūpinasi ne vien medžiais, jis turi išmanyti biologiją, ekologiją, teisę, ekonomiką, geoinformacinės sistemas, miškotvarką ir gamtos apsaugą. Todėl daugumai miškininko pareigų reikalingas aukštasis miškininkystės išsilavinimas. Ir jūs turbūt tiek taisyklių turite laikytis, ar ne? Kad nedaug dievė nežinosit kokios taisyklės, tai nežinojimas nuo įstatymo neatleidžia. Neatleidžia ir taisyklės dažnai keičiasi, turi sekti teisės aktus, miško kirtimo taisyklės, laikai keičiasi, reikia žinoti saugomų teritorijų taisyklės, apribojimus ir viso to laikytis, nes yra miškų kontrolė, kuri tikrina, visada gali atvažiuoti į kirtavietę, gali atvažiuoti į sandėlį, visą laiką patikrinti, surašyti protokolą, sustabdyti darbus. Uždėt baudą? Taip. Įmonė Dzūkijos mediena rūpinasi visų miško keliu. Nuo jo priežiūros iki medienos transportavimo. Įmonė įvertinta už pavyzdingai tvarkomas miško valdas, o jos miškai sertifikuoti pagal FSC standartą, kuris patvirtina, kad miškai tvarkomi atsakingai, tausojant gamtą ir užtikrinant jų išsaugojimą ateities kartoms.
Bet jis toks ramus, aš žinokit, aš suprantu, kad miškininkai tokie, niekas jūsų neberzina, dėl to, kad jūs ateina čia į mišką, vėjas prapučia galvelę ir jūs ramus tokie visi esate. Klystu? Daug streso darbe yra? Yra, ne? Yra daug streso ir įtampos ir atsakomybių daug yra. Ir turbūt tas stresas ir įtampa dėl atsakomybės, ar ne? Ir dėl to, kad taisyklių labai daug yra sukurta. Tai atsakomybė ne tik prieš žmonės, klientus, ne tik prieš darbuotojus, bet ir prieš patį mišką atsakomybė. Tai kiekvienas miškininkas myli tą mišką, tai nori viską padaryti teisingai ir kad miškui nuo to būtų tik geriau. Jūs rimtai norite pasakyti? Nenorim iškirsti Lietuvos miškų, norim, kad miškų būklė gerėtų. Jūs norit pasakyti dabar tai, ką aš girdžiu, miškininkas neturi būti pagal pašaukimą? Tai taip, pagal pašaukimą būtinai. Tai, kas lieka po miško kirtimų, Dzūkijos medieną panaudoja prasmingai. Šakos, viršūnės ir kita mediena perduodama biokuro gamybai. Štai čia vadinamos tos atliekėlės, ar kas čia, iš kurių gaminamas biokuras, taip? Man neapsiverčia liežuvis atlieko vadinti. Atsiprašau, jūsgi miškininkas atleidžia. Tai yra medžių šakos, taip. Miško trakas, miško medžio viršūnės, kur paprastai ir lieka miške, valksmoje arba krūvose, supūt. Taip. Mes skirtavietį viskas surenkam, parsivežam į tarpinį sandėlį, važiuoja smulkintuvas, smulkina į skiedrovižį, skiedrovižis važiuoja į katilinę. O tai šiandien labai negerai pasakiau, atliekėlės iškirpti? Ne, nekirpkit. Palikt galim. Čia tokie profanai žmonės, kurie nesupranta nieko apie mišką, bet dėl to ir reikia baigti aukštai, kad ką nors suprastum, kad malkeles skirtum nuo atliekėlių. Dauguma miškų savininkų, pavyzdžiui, nusiperka mišką ir nežino, ką su juo veikti, nes, normalu. Investavo, bet jis ne miškininkas ir nesupranta. Tai visą šitą, ką aš matau, žmogus galėtų iš to net uždirbti, jeigu susitvarkytų savo mišką. Taip, jeigu pats neturi galimybių, gali visą laiką kreiptis, mes tuos darbus... A, jūs padedat, atvažiuojat, sutvarkot? Jūs ne vien savo žemės tik tai tvarkot? Ne. Tai gerai, papasakokit, kokias paslaugas dar teikiate? Miško tvarkymo paslaugos, kaip pavyzdys, žmogus turi miško valdą, sako, ar čia galima, ar čia reikia, ar čia būtina, nebūtina. Inventorizuoji, pasižiūri vietoj, duodi patarimus, tau dabar būtina retint, čia jau perbrendęs medynas, jau reikia jį pjauti ir atkurti. Biokurą žemėje apaugus, nori išsivalyti, sako, kaip man tą padaryti. Atvažiuojam, paruošiam dokumentaciją, paruošiam sutartis, sutvarkom mišką, šetinam, parduodam to savininko medieną sugamintoje ir atsiskaitom su juo. Piniginė išraiška. Tai gerai, žmogus nusipirko, pavyzdžiui, aš nusipirkau miško 5 hektarus, ne? Ir galvoju, kaip dabar gražiai čia vaikščiosiu, grybausiu ir nieko nereikės, įsigijau. O iš tikrųjų kaip yra? Kartais nieko ir nereikia, bet dažniausiai reikia. Kaip pavyzdys, jeigu pušynas 40 metų amžiaus, taip. Ir jis niekada neretintas, tai reiškia neugdytas. Tai bus labai daug negyvos medienos dažniausiai atveju miške, kažkokių tai šaknų ligų, židinių, daug sausuolių, daug virtuolių. Ir kas? Tai reiškia tą atsilikus C klasės medžiai, tai reiškia, kurių viršūnės aukštis jau to pačio amžiaus medžio, 5 metrais žemesnis medis, reiškia, jisai merdėja, atima maistinės medžiagas iš sveikų medžių, todėl reikalingas einamasis kirtimas, kada išsiimtų silpniausi ir sausi medžiai, kad sveikiausi medžiai greičiau augtų, skerspločiai didėtų ir medyno tūris didėtų. Tai reiškia, į sveikatą miškų yra tie kirtimai. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, šašlykams noriu vieną kitą šakelę, tai galiu ateiti pasirinkti savo mišką? Manau, kad nuo žemės tai tikrai galima. Ai, supratau, bet jeigu užsimti savivėliai nori, jeigu nori rąstinį namelį pasistatyti pas savęs kieme, tai jau nelabai gali. Reikia kreiptis į specialistus. O jeigu, pavyzdžiui, man visada buvo klausimas, aš suprantu, kad dabar yra vasaros laikotarpis ir nesąmonė kalbėti apie kalėdas, ne? Bet jeigu aš turiu mišką, aš galiu ateiti į mišką nusikirsti savo eglę žiemos metu? Ne. Ką jūs nieko neleidžiat? Kodėl negaliu? Bet jeigu mano miškas ir... Tai yra galimybė ugdomuose kirtimuose, eglynuose, kada darot jaunuolynų ugdymą, reiškia, panašių principų, tik medyno amžius ten iki 10 metų. Viskas čia, aišku, nieko čia su man mišku to neišeis, nei eglės neleidžia nusikirsti, nieko neleidžia. Įsigykit, sutvarkysim. Sakot? Taip. Patarsim. Bet jūs brangiai kainuosit, ne? Ne. Ne brangiai?
jūs uždirbsit iš to, jeigu mes jums Jūs sutvarkysim. man sutvarkysit ir man padėsit uždirbti. Taip. Va čia tai sandoris. Čia laukiami visi, norintys dirbti miškininkystėje. Tai darbas, kuris kartu reiškia ir atsakomybę už Lietuvos miškų ateitį. Ačiū darbdaviui, atlyginimai tikrai didesni nei vidutiniai, jie kas metai auga, karjerą galima tikrai padaryti, galima, jeigu myli mišką ir stengiasi, tikrai gali padaryti karjerą ir bet kurioje srityje, ar tu vairuotojas, ar tu miškininkas, ar tu projektuotojas. Bet aš suprantu, jūsų darbdavys ateina į mišką, prisikvėpuoja to gryno oro, gero oro ir geras visiems, nu. Darbdavys taip pat. Marius yra miškininkas iš miškininkų giminės. Dėdukas buvo miškininkas jo. Ir baigęs tą pačią miškininkystę ir savo įmonę įkūrė. Tai visų tikriausias miškininkas ir miškininką visą laiką supras. Mitas tikrai paneigtas. Miškininkystė nėra vien apie medžių kirtimą. Tai darbas, kuriame daug svarbiau žinoti, kaip miškai saugoti, ne kaip jį nukirsti. Pasaulis yra platus. Gyventi galite kur norite, dirbti galite kur norite, begalės daug galimybių. Dabar apie jas ir pakalbėkime. Ar iš tikrųjų darbas užsienyje yra vergovė? Niekas nepaneigs, kad lietuviai yra darbštūs žmonės. Dar XIX amžiaus pabaigoje tūkstančiai mūsų tautiečių išvyko į Ameriką, kur dirbo anglių kasyklose, gamyklose ir geležinkelių statybose. Tuo metu tai buvo vieni svarbiausių ir sparčiausių augančių sektorių pasaulyje. Vėliau, lietuvių darbštumas buvo vertinamas įvairiose Europos šalise. Po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą daugelis rinkosi Airiją, Jungtinę karalystę, Vokietiją ar Norvegiją. Vieni dirbo ūkiuose, kiti statybose, gamyklose, logistikoje ar transporto sektoriuje. Keitėsi šalis, keitėsi profesijos, tačiau vienas dalykas išliko nepakitęs – lietuvių noras dirbti, tobulėti ir išnaudoti atsiveriančias galimybės. Tai istorija ne apie išvykimą, o apie žmonės, kurie savo darbu kuria ateitį ten, kur mato galimybės augti. Taigi, pabandykime paneigti mitą, jog darbas svetimoje šalyje tai yra vergovė. Pristatome šio mito herojų. Esu Danius Benevičius, uždarosios akcinės bendrovės Lorem direktorius. Ar yra dar likę tas mitas, kad darbas užsienyje yra vergovė grinai? Taip, yra dar toks mitas likęs, nes galvoja, kad išvyksiu į užsienį, aš turėsiu vergauti, dirbdamas užsienyje. Tinkamai pasirinktas darbdavys ir ar partneris, jis tą mitą labai paneigia. Tai gerai, ar teisingai suprantu, jeigu tu pats nesusižiūrėjai, išvažiavai dirbti, neturi kažkokio užnugario, kuris, kai tu nuvažiavai ir matai ten blogai tau padeda, tai čia ir prasideda vergovė. Nusispjauna tiesiog į tavo gyvenimo sąlygas? Jo, būtent. Nusispjauna ir tada tu patiki tik tai pateiktais skaičiais. Tai skaičiais tai siūlomų tavo atlyginimu. O visumoje tai yra daug daugiau. Darbo sąlygos, gyvenimo sąlygos, tai yra labai svarbu, kur tu gyveni, kaip, su kuo gyveni. Tarkim, tau suteikiamas yra būstas, ne? Daug skelbimų yra, kur suteikiam būstą, bet neįvardina, keliese tu tam būste gyveni. Ar koks tas būstas. Netgi, jeigu kalbant apie būstą, buvo tokių sąlygų, kad tualetas ir virtuvė vienoje patalpoje. Eina savo, kaip tai yra svarbu. Jo. Ir čia yra apgaunamas pats darbuotojas ir tai yra mitas, kurį suformavo tas tokios gyvenimo sąlygos. Prieš darbuotojui išvykstant dirbti į užsienį, įmonė Lorem pasirūpina visų įdarbinimo procesu, padeda sutvarkyti reikiamus dokumentus, darbo sutartis, suteikia visą reikalingą informaciją ir užtikrina, kad darbuotojas galėtų sklandžiai pradėti darbą kitoje šalyje. Taip darbuotojui belieka susitelkti į naują darbą ir jaustis saugiai. Mes įdarbinam nuo tolimų reisų vairuotojų, tai yra pagrindinė mūsų veikla, iki sandėlio darbuotojų, tai logistikos srityse. Bet pagrindinė veikla būtent tolimų reisų vairuotojai. Ateina žmonės, ieškodami darbo. Ką jie pasakoja? Jie ir pasakoja, kad susidūrė su tokiom apgaulėm? Taip, yra tokiu atveju buvę ir ne vienas, kai išvyksta dirbti
ir sako, man ten mokėjo didesnį atlyginimą. Sakau, okei, viskas tvarkoja, mes su to sutinkam, Taip. bet ar tu turėjai geresnes sąlygas negu pas mus, kaip mes suteikiam. Ir tada išaiškėja va, tas visas... Kad virtuvė su tualetu? Jo, kad virtuvė su tualetu, kad žadėjo mums vienokias sąlygas, o jų nesuteikė ir mes išvažiavę nusivylėm. Kaip jūs tikrinate, kaip jūs žmogui užtikrinate tas sąlygas? Čia reikėtų pradėti nuo mūsų didelio įdirbio. Tai mes pirmiausia, kai renkamės klientą, tai tikriname jo finansinį stabilumą. Yra labai svarbus. Taip, aišku. Jo suteikiamas sąlygas darbuotojams, ne tik tai, tarkim, jo įmonėje, kur tiesiogiai dirba, bet ir mūsų, nes visi darbuotojai yra lygus, tiek užsieniečiai, tiek mūsų darbuotojai. Taip. Tada mes vykstame pas juos ir patys įsitikiname, Čia labai svarbu. Taip, ar atitinka, ką jie pasakoja mums telefonu ar online susitikimo metu. Ir kai įsitikiname visą tai, apkalbėme su mūsų partneriu, mes tada jau galime pasiūlyti savo darbuotojui kažkokią tai darbo poziciją. Ir labai svarbu, kad ištransliuoti tą visą pilną informaciją, ką mes matėme, neapgauti, nepagražinti, kad tos darbo sąlygos yra geresnės negu jos iš tikrųjų. Taip. Jeigu žmogus nuvažiuoja ir pamato, kad kažkas jam yra negerai, jis iš karto gali kreiptis į jūs ir prašyti pagalbos? Sutvarkykit? Jo, būtent mūsų darbuotojai, mes labai akcentuojam į tai ir aš asmeniškai savo administracijos darbuotojams sakau, vadybininkams, kad jeigu pas tave kreipiasi išvykęs žmogus į užsienį dirbti ir kažkas blogai su mūsų klientu, kuris nesuteikia tam tikrų sąlygų, kurios buvo žadėtos, būtinai nepalikti jo vieno, o susisiekti ir kalbėti apie tai. Darbuotojus taip pat raginam, kad jūs turit mums pasakyti iš karto, nes komunikacija su klientu ir darbuotoju yra taip pat svarbu. Jeigu darbuotojui nepatinka, mes iš karto jam siūlom, žiūrėk, mes turim kitą poziciją, gal tu gali važiuoti ten, jeigu tau nepatinka. Ir taip kuriamas toks ryšys tarp darbdavio ir darbuotojo. Nu, pavyzdžiui, tarkim, aš nežinau, koks tai yra atlyginimas, bet tarkim, ar ne? Mes jums siūlome parašytą 2000 atlyginimą, bet tu nuvažiuoji ir gali tiek negauti, ar ne? Na, 2000-2000 atlyginimo jau tikrai nebesiūlo tiek, jau čia... Tai žinau, kad ten vairuotojams siūlo labai gerus atlyginimus, kad jie gerai gyvena. Jo. Aš tik šiaip savo pasakiau. Nu, kaip pavyzdys. Bet jo, iš tikrųjų, tai kai mes matom socialiniuose tinkluose skelbimus, kad siūlo ten ir didelės kompensacijas nuvykimui į darbą, ir atlyginimus didesnius negu, tarkim, siūlome mes. Bet viso to slypi daug kitų faktorių. Tarkim, pavyzdžiui. Nu, kaip pavyzdys, nepasidomi, ar bus įforminamos nemokamos atostogos, kada tu ilsiesi namuose po kadencijos. Nepasidomi, ar yra visos suteikimo socialinės garantijos. Gaila, bet taip dar pasitaiko, kad darbuotojai kreipiasi, sako, man neišmoka atostoginių. Sakau, nu kaip gali būti, nu, tai privaloma, tai įstatymo numatyta. Tai gal nėra sutartyje? Viskas numatyta, bet tiesiog va, taip elgiasi. Na ir labai svarbus klausimas, tai mokesčių mokėjimas. Čia labai taip svarbu, nu, ir stažas, ir visi kiti dalykai, ir, pavyzdžiui, ligos išmokos. Kaip yra tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, vairuotojas dirba Vokietijoje, kaip tada turėtų būti? Jei vairuotojas dirba Vokietijoje, kaip pavyzdys, tai gyventojų pajamų mokestis turi būti mokamas be abejo toj šaly, kur yra ekonominis naudos gavėjas. Šiuo metu ekonominis naudos gavėjas tai yra Vokietijos įmonė, nes vairuotojas važiuoja ten dirbti. Ir va, čia yra nelegalu, jeigu įmonė sumoka mokesčius Lietuvoje. Kodėl? Kas čia, kad nelegalus? Todėl, kad ateis laikas, kai Vokietijos mokesčių inspekcija pareikalaus grąžinti mokesčius, kurių tu nesumokėjai Vokietijoje pagal įstatymą. Ir kas tada, ir tie mokesčiai pakabinami ant žmogaus? Taip, yra tokiu atveju, kad pakabinami ir žinau tikrai, kai vairuotojai, kurie ateina pas mus dirbti, jie mums pasako istorijas, kad man reikia susimokėti 2000 eurų ar ten 1500 eurų ir jie neturi ką daryti, jie privalo tai daryti. Pas mus tokie dalykai jau senai išgyvendinti, nes tikrai dirbam Vokietijoje su advokatų kontora, su mokesčių administratoriais labai stipriais ir jau tokių dalykų jau nepasitaiko. Žmogus
Vairuotojas gali nesirūpinti tuo, kad jūs suderinsit ar ne tos visus dalykus, kad mokesčiai būtų sumokėti, kad viskas būtų švaru, tvarkingai išmokėta. Jūs užsiema tuom? Na, žinot, jau man toks klausimas net nebekyla. Man kiltų, man Aš kiltų. suprantu. Už tai mes ir skatinam, kad vairuotojas, kuris dirba, ar darbuotojas, nesvarbu, kuris pasirenka darbą užsienyje, įsiaiškintų šitas visas sąlygas. Ne vien tik atlyginimas, kuris pasirodo ten 3 ar 4 tūkstančiai eurų, Taip. bet būtent visos šitos sąlygos, kad jisai uždirbtų savo ir pensijai, susimokėtų legaliai mokesčius ir tada galėtų ramiai dirbti. Be abejo, darbo sąlygos, neviršytas darbo ir poilsio režimas, kur dažnai pasitaiko. Ir tą mes akcentuojam, kad jūs įsitikinkit, ar tikrai taip yra, o tada priimkit sprendimą, kur jums reikia dirbti. Dažnai atrodo, kad sėkmė matuojama pareigų pavadinimų ant vizitinės kortelės. Todėl verta atsisakyti senų stereotipų ir mitų, o darbas užsienyje šiandieną nėra istorija apie vargą ar vergovę. Būtent todėl įmonė kviečia nebijoti gandų ir išankstinių nuostatų, o rinktis tai, kas tinka jums. Nes geras darbas tai nėra pareigų pavadinimas, o mitas tai aišku, kad jau seniai paneigtas. Ar vilkiko vairuotojo darbas yra toks labai sudėtingas? Jei darbdavys pasirūpina darbuotojo tinkamai suranda partnerį, su kuriais dirba, ir jį užstoja, ir juo rūpinasi, tai tikrai abi pusės turės gerą rezultatą ir dirbs ilgai ir laimingai, ir užsidirbs ir vieni, ir kiti. Ir gerai moka čia. Tikrai gerai moka. Nelysiu aš į kišenę, nebijokit. tikrai. Nelysiu aš į kišenę, bet aš žinau, kad vilkikų vairuotojai labai gerai uždirba. Taip. Tai buvo laida Noriu dirbti. Ačiū visiems, kurie buvote šį sezoną kartu su mumis. Keliaukime vasaros atostogų ir susitikime rugsėjo mėnesį. Iki.